Menopauzėje raumenų masės lygis mažėja, o riebalų kaupimasis padvigubėja. Tai parodė moterų sveikatos tyrimas SWON. Po 50 metų amžiaus raumenų masė sumažėja nuo 5 iki 10% kas dešimtmetį. Raumenų masės praradimas sukelia lėtesnę medžiagų apykaitą, sumažėjusi kaulų stiprumą, atsparumą insulinui, taip pat svorio padidėjimą, riebalų persiskirstimą ir sumažėjusi stiprumą. Žinoma, stiprumo praradimas padidina kritimų riziką ir kai kuriuos duomenis matote šioje lentelėje. Dar didesnį nerimą kelia galimi sužeidimai. 30% kritimų sukelia vidutinio sunkumo arba sunkius sužeidimus, tokius kaip galvos trauma, klubų lūžiai, plyšimai, išnirimai. Tad 2 pagrindiniai prevencijos komponentai yra baltymų vartojimas ir jėgos treniruotės. O jei dar neturi, labai rekomenduoju įsigyti Menopauzės Wellness dienoraštį, kuriame galėsi sekti savo mitybą ir fizinį aktyvumą.